Prasidėjo mokslo metai ir daugelis tėvų patiria rytinį stresą, nes ant jų pečių gula daug atsakomybės nepavėluoti, spėti į darželius, mokyklas ir patiem į darbus. Tai noriu pasidalinti keletų praktinių tipsų, kaip atsakomybę už rytinį nepavėlavimą perkelti ant vaiko pečių ir tuo pačiu jį mokyti laiko planavimo, užduoties struktūravimo ir savarankiškumo įgūdžių. Tai pirmas tipsas - geras pasiruošimas iš vakaro. Paraginkite vaiką kuprinę susidėti vakare, taip pat parinkti rūbelius, kuriuos jis norės dėvėti kitą dieną. Antras tipsas - pasidarykite planą. Iš vakaro kartu su vaiku susėdę aptarkite, iš kokių etapų susideda tas toks rytinis ruošimasis, kiek kiekvienam etapui reikia nusimatyti laiko ir nusipieškite tą planą, pasižymint laiką. Kol vaikas nepažįsta laikrodžio, jam labai gerai laiką matuoti smėlio laikroduku, tai pasižymėkit, kiek smėlio laikrodukų, žodžiu, reikia kiekvienam etapui. Trečias tipsas - būtinai nusimatykite apsidovanojimus arba morkas, kurios motyvuos vaiką netempti gumos ir stengtis sutilpti į laiką. Tai siūlau tą apsidovanojimą pasidaryti laiku žaidimui arba filmuko žiūrėjimui ryte. Ir ketvirtas tipsas - jokiu būdu neperimkite iš vaiko atsakomybės. Jeigu jūs eisit iš paskos ir priminsit vaikui jo etapus, tai ta atsakomybė ir liks jum. Leiskite vaikui patirti natūralias pasekmes ir geriau tada vakare susėdę aptarkite, kas pavyko, kas nepavyko ir ką reikia keisti tame plane. Tai jeigu norite sužinoti tokią dar detalesnį instrukciją, kaip tai gyvendinti praktikoje, skaitykite straipsnį, dalinuosi jo nuorodą šitam poste arba komentaruose ir dalinkitės patys, kas jums pavyksta, kas jums veikia, kas nepavyksta, į kokius galbūt klausimus norite gauti atsakymus, pasistengsiu kiek galėsiu pasidalinti savo patirtim. Tai ramių jums rytų ir iki.